vasaras leidusi Dzūkijoje pas močiutę. Ir močiutė turėjo didelės stakles ir jinai ausdavo. Ir ryškiai iš šalies mes kiek stebėjom, tai toks įdomus labai darbas, labai gražiai ten jinai spalviniai suderindavo, jau tiesiog buvo išskirtinės tos kapos. Aišku, po to jau, kai močiutė prieš labai daug metų yra iškeliavus Anapilin, daugiau nei 30, ir kai jau tų namų nebeliko, tai tų kapų liko tik tai pas mūsų giminaičius. Ir aišku, kad buvo po to laikas, kai mažai kas domėjosi, tai nebuvo populiaru. Ir mane žiauriai džiugina toks dalykas, gal ne tas žodis žiauriai, bet labai džiugina, kada užpraeitais metais į madą atėjo austiniai audiniai, iš kurių siuvami rūbai ir kaip jie puošniai atrodo, kaip atrodo tie kostiumėliai. Tai tiesiog žavesys ir nuostabumas didžiausias. O savo laiku, kai jau prieš 10 metų tokį projektą dariau, reiškia, šitam kultūros centras, kuris yra Sereikiškių parke. Aš ten apie liaudies kostiumą dariau visą kampaniją ir tada jau mačiau po daugelio metų tą procesą ir mintyje turėjau tokią mintelę, kad kaip būtų smagu išmokti austi būtent tokius, kaip dabar audžia tuos tautinių kostiumų, kad ir tas prijuostes gražiausias ir kitus dalykus. Tai vienu žodžiu, labai. O ką močiutė kalbėdavo apie audimą apskritai, gal jūs prisimenat? Tai močiutė kalbėdavo, kad ją išmokiusi buvo jos močiutė. Mano močiutė gimus yra praeito amžiaus pradžioj, 6 metais, tai jinai tą visą, kaip pavadinti, amatą, ne amatą, gebėjimą, nes tada buvo populiaru ir kiekviena jauna mergina be abejonės, jinai turėjo mokėti ir numegzti, ir išausti, ir visus tuos kostiumus siūti ir taip toliau, nes ir močiutė, atsimenu vaikystėje, taigi jinai vaikščiojo su ilgais sijonais, tokiais plačiais, žiemą, vasarą. Ir mums tik jinai rodydavo, nieko nepasakodavo, nes mes gal buvom net per maži, nes mums buvo 5, 6, gal jau 7 metai. Reiškia, tai kurie čia metai daugmaž buvo? Tai čia buvo 60 gal kokie 3, 65, tame tarpe, kai mes buvom patys tokie dar iki pradinukai ir po to pradinukai. Tai tada, kai kaime būdavom, tai močiutė pagrybavus, pavogavus, vasaros laiku sėsdavo prie staklių ir, reiškia, traukydavo ir su kojom ten grodavo, reiškia, keisdama tuos siūlus, labai įspūdingai buvo. Bet po to, tiesiog buvo didelis laikas, kai ir to domėjimosi nebuvo, močiutės jau nebuvo ir tiesiog, taip sakant, tik tai praėjus 30-40 metų, gal net 50 metų praėjo, tai dabar, kai vėl ant bangos yra viską, kas yra lietuviška, tautiška, populiaru, tai mane labai džiugina. Tai kur tos staklės ant šities dėmesio? Jas po to, kai namas, aš manau, kad jas gal sunaikino, išmetė, nes neteko girdėti, kad atidavė kam nors iš savo dukrų, nes nei pas vieną dukrą neatsirado tos staklės, o kadangi ten buvo numelioruoti ir visi tie namai griaunami, tai įtariu, kad taip galėjo būti, ta prasme, tiesiog nežinau, kur jos galėjo pakeisti. Gal atidavė kokiam kaimynui ar ką. Tai va. O dukros neperėmė nei viena? Ne. Kiek dukrų?
Jinai turėjo dukras 3. Gal pati vyriausia, kuriai, sakysim, jinai irgi senokai yra anapilin išėjus, jinai gyveno kitoj vietoj Dzūkijoje ir pas ją yra daug kapų. Tai, bet namie aš niekada neatkreipiau dėmesio, kad būtų staklės. Gal neatkreipiau dėmesio tiesiog name, nes vat ir kai važinėdavom į tą kaimą, tai niekada neatkreipiau dėmesio. Ir pas ją vat yra močiutės daug kapų. Bet labai daug būdavo priausta kalnai. Tai jau buvo, taip sakant, ir matyt močiutė ir pasogai visom savo dukrom ausdavo. Ir jo. O močiutės vardas pavardė gal atsimenate? Karolina. Močiutės vardas buvo Karolina Stadalnykienė. Tai va, mergautinė Kantakevičiūtė, o jau ištekėjus jinai buvo Karolina Stadalnykienė. Tai va. Buvo įdomi asmenybė. Namai, ūkis, iš tiesų taigi buvo 5 vaikai. Ir savo laiku, kai ir senelis labai sunkiai sirgo, tai labai daug tokių sunkių darbų buvo, tai kolūkiai tais laikais. O šiaip tai jinai, aišku, grybaudavo, uogaudavo, gyvates gaudydavo, darydavo vaistus, turėjo daug visokiausių receptų ir išmanimo apie liaudies mediciną. Tai vienintelį, kas įspūdį darydavo, nes mes kai nueidavom į mišką ir kai girdėdavom kažką, jinai ten trypė, o po to ant pilvo stiklainėje parsineždavo, tada ant sienos sukabindavo, džiovindavo ir po to jau darydavo vaistus, nuo išgąsčio mažiem vaikam ir taip toliau. Tie mūsų seneliai ir apskritai tos kartos, jos buvo tiek artimos gamtai, tai aplinkai, kad jie tas spalvas jausdavo tiesiog. Ne iš išmanimo, ne iš mokslų, ne iš universitetų ar dar kažkur. Jie tiesiog jausdavo, bet natūralu, kad jie matydavo visą tą grožį. Jie matė visus metų laikus, jie matė pavasarį, jie matė žiemą, jie matė rudenį ir tos visos dermės skambėdavo. Niekada nebūdavo taip, kad kažkokį tai raštą pamatytum ir sakytum, viešpatie, koks klaikus derinys, nedera ten. Ir ryškias spalvas, ir pastelinės naudodavo. Ta prasme, labai viskas suderinta ir viskas labai gražu. O Vilniui, kai jūs atsikraustėt gyventi, jūs matėt kažkokios audimo apraiškas mieste, kur žmonės audžia? Ar jums buvo kažkiek įdomu tą pastebėti? Ne, aš tą mačiau per savo darbą, nes aš per visą Lietuvą keliaudavau filmuodama, darydama programas ir taip toliau. Tai aš esu per savo darbą susidūrus, ta prasme, ir su menininkais, ir su liaudies menininkais, ir su kultūros centrais ir taip toliau. Nes tik tiek, nes šiaip Vilniaus mieste, sakysim, su tuo audimu gal tiesiogiai ne, su lietuviškom tradicijom netgi tais laikais, kada mes nieko negalėjom nei švęsti, nei daryti, tai visada tas ir kūčių vakarą, ir mama, ir staltiesės lininės, ir visi ritualai, ir viskas, kas būdavo. Ir per vestuves, pavyzdžiui, pradedant ten austais rankšluosčiais, tai visa tai egzistavo ir visi laikydavosi tų tradicijų. Aš esu atšokus 33 vestuves kaip pamergė. Ir pirmos vestuvės man buvo 16 metų. Tai aš atsimenu, kad visada ir mano mama ten labai daug visada padėdavo organizuojant ar ką. Tai visada austinius ir pas močiutę buvo ir kitur visada būdavo ten, jeigu ir ten sutinka su duona ar ką, tai visada austinis rankšluostis visur. Arba ten staltiesės, tai čia jau buvo, taip sakant, kiekvienuose namuose būdavo ir pas mus būdavo austinės, lininės staltiesės gražiausios ir taip toliau. Tai buvo, savaime suprantama, kad
jos turi būti. Bet jeigu ne iš močiutės jos atkeliavo ir ne pačios, pavyzdžiui, mama ausdavo, tai iš kur, gal turėjot kokią audėją, kuri visada parūpindavo? Ne. Turėjot prekybos vietas, kur įsigydavo? Ne, tiesiog, reiškia, mama tuo laiku pasirūpindavo, bet kažkur tai važiuodavo, pirkdavo jo. Nors nuo vaikystės atsimenu, tai gal močiutė mano mamai yra davus, nes daug visokiausių rankšluosčių, visko buvo, taip sakant, kas buvo naudojama ir švenčių metu visada austiniai dalykai ir buvo labai gražūs ir populiarūs ir tėvai puoselėjo visas tradicijas ir švenčių ir viską, tai buvo natūralu, kad reikia naudoti ne pirktinį kinietišką. O dabar, vat yra likę bent kažkiek tos tekstilės, kuri primena ar namuose, ar jūsų kažkokiam, nežinau, galima sakyti, yra šeimos giminės. Ne, tai ir aš turiu ir visada ir esu tokius ir rankšluosčius nusipirkus ir naudojam ir švenčių ir dedam per centrą į stalą. Žinoma, taip sakant, tiek, kad pati nesu jūs išsiaudusi, bet tokie dalykai pas mus yra ir jeigu kažkur tai vat Klaipėdoj praeitais ar užpraeitais metais labai gražius rankšluosčius, tokius austinius buvau radus, tai irgi įsigijom tiesiog savo namams. Iš amatininkų, ar ne? Taip, žinoma, iš menininkų, amatininkų, taip. Nu, labai įdomu. O jūs kur sakėt, kad apie tautinį kostiumą buvot, ar tai medžiagas surinkus, ar ne? Aš dariau projektą, kada, gal pamenat, kada po Vilnių važinėjo 5 troleibusai 5 regionų, kur buvo visas dekoruotas su tautiniais kostiumais. Jeigu ir kur atsisėdė ir atrodo, kad... Taip, ir kad tu sėdi, nes ten galva. Tai va šitą idėją, tai yra mano idėja ir mano komanda visą tai įgyvendino, darėm fotosesijas, maketavimus, viską. Ir tada mes dirbom tam kultūros centre su tais specialistais, tautodailininkais, kurie mūsų pažindino su tuo kostiumu, kaip jie turi būti derinami ir kuo skiriasi, nes iki to galėdavau padaryti klaidas, kur su vilkėčių koks kostiumas, ar kur ten, ar aukštaičių. Tai fotosesijos metu buvo labai geras impulsas pažinti ir atskirti tautinį kostiumą, gamas, spalvinius derinius ir taip toliau, raštus. O jeigu dabar čia atsirastų staklės ir galite sėsti ir aust, ką tik norit, koks būtų gaminys, ką jums labai magėtų pabandyti pačiai išausti? Ne, tai pirmiausia pradėčiau nuo kokio nedidelio, kad ir kokio kilimėlio, staltiesėlės pasižiūrėti, nes nepradėčiau nuo kapos, nes čia reikia, taip sakant, ir rankelės, ir akelės įgudusios ir tiesiog susipažinti, bet pradžioj pradėti nuo kažkokio nedidelio darbelio būtų labai malonu. Nes buvo, sakau, tokia mintis, jau kai buvau tam centre, kad kaip būtų įdomu ateiti į tą centrą ir pasižiūrėti, kaipgi tie tautiniai kostiumų žiūrstai, tos prijuostės audžiamos. O tai jeigu taip dabar paklaustų jūsų koks užsienietis arba kolegė, kur čia Vilniuje galima nueiti pabandyti pausti, jeigu jau rankos nešti, ar žinot, kur mieste kažkas dar ką nors audžia? Vargiai ar pasakyčiau. Tiesiog tada sakyčiau, kad reikia iš karto lysti, eiti, ieškoti internete, nes tikrai turėtų būti, nes kas užsiima, kas tą daro ir kur yra kokie nors edukacinės. Tai aišku, pirmiausia naudočiausi priemonėm, kurios leistų surasti. Mano vardas Regina Komžienė. Didžiąja dalimi mano pavardė Regina Stadalnikaitė, nes visi mano filmai ir kūrybiniai darbai yra pagal tą pavardę Regina Stadalnikaitė. Tai aš esu teatro ir muzikos ir kino ir televizijos režisierė. O po to jau aš labai daug metų dirbau reklamos srity, savo agentūrą. Ir 10 metų užsiimu vaikų muzikiniais festivaliais vokalistų.
Prašau. Ir dar spėja čia. Taip, reikia spėti, jo.